Tai yra Lietuvos grandų, Lietuvos futbolo flagmanų mūšis. Vilniaus Žalgiris žaliai balti prieš Panevėžio Ekrano komandą. Erikas Leliuga gali smūgiuoti, smūgiuoja rikošetas, kamuolys spėja visai greta vartų. Aikštė dažniausiai po keitimo čia Žalgirio komandos ataka. Pernelyg bando vieni viską spręsti čia. Čia su kamuoliu vartininkas. Labai gerai matoma. Kuklį į baudos aikštelę ten. Spėja paliesti kamuolį kamuolį. Čia Žulpa protingai žaidžia. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Ataka tęsiasi dar kartą virš vartų ir kamuolys. Manau, būtų žaidimas, kaip ir negali būti, kaip susitinka tokios komandos. Tačiau įvarčių nematom. Galbūt dabar Rytis Leliuga pabando, stiprus Leliugos smūgis ir spėja kamuolys visai greta virpsta. Mes mėgsti prie atakų, bet jeigu sektų Ekrano kontrataką, klausimas atspėtų iš karto grįžti čia. Žalgiris turi šansą. Arčiau vartų Tadas Kauneckas, 10 balų iš 10 atakoje. Patikimai dabar žaidžia. Dabar Žalgirio komandos išpuolis. Žvirliugas smūgiuoja ir Kauneckas akivaizdžius atpalydi kamuolį. Patikimai. Dabar šansas Komolovui ir vėl Tadas Kauneckas. Šį žaidėją seka čia pavojinga situacija. Prašo kamuolio. Jam kamuolys yra metamas, aišku, dabar jau plačiai bandoma žaisti. Aikštelė ten! Luka Perič! Šaunus įvartis ir Jakubo Vilko nuostabus perdavimas bei Peričius galva smogė ten, kur Ekranui labiausiai skauda. Radavičius kairėje. Išrytis pilotas. Radavičius. Mantas Kuklys! Nuostabus įvartis ir Žalgiris pradeda siautėti. Kaip žaidžia žalgiriečiai. Kažkaip, tačiau vietoje to dar kartą klysta. Dabar jau reikia duoti perdavimą Bilinskiui. Čia Vilkas. Vilkas! Jau atrodė bus 3-0. Galbūt tai būtų ir per žiauru. Abriau. Ojoj, tokie pavojingai vietoje praranda kamuolį. Taip negalima. Yra Vilkas ir reikia mesti kamuolį būtent jam. Dabar taip ir buvo viskas sumastęs. Kalikaškį vietoje jo Tomas Poras Klekas, tačiau jam dabar tenka labiau gintis. Čia Ekranas turi šansą ir virš vartų. Sėdų. Gerai dabar. Slavickas į baudos aikštelę, ten yra Kavaliauskas, jo smūgis ir visai greta virpstas prie kamuolys, rodo dar. Ir pagaliau teisėjas skelbia šių rungtynių pabaigą. Vilniaus Žalgiris 2, Panevėžio Ekranas 0. Tai baigėsi centrinė pirmojo rato dvikova.